Labas rytas, draugai. Gražus rytas, bus geras laikas gamtoj. Šiandien išbandysiu naują tentą. Žvejosiu, kursiu laužą, kepsiu blynus ir bandysiu praleist naktį miške. Kaip man seksis, kviečiu stebėt. Judam! Viskas užvertę privažiuot. Kaip visą laiką nepavyks. Tai dabar reikia susirast kokią tai vietą, kur galėčiau įsikurt lygesnį plotą kokį. Bandysiu, manau, o čia tokia kaip ir lygesnė vieta glūdumoj. Man kaip partizanui bus gerai. Čia dar netgi akmenų yra. Kaip tik panaudosiu laužui. Tai bus, manau, tobula. Taip atrodo. Yra tokie tvirtinimai. Galima ant kuprinės prisikabinti. Kažkiek vietos staupa ir pirmą kartą prie kameras ir išpakuosiu šį. Turi daug tvirtinimo taškų. 3 ant 3 pats tentas turėtų būti. Tai mano planas bandyti pasidaryti tokį uždaresnį šį kartą. Jeigu lyto, labai neprilyto. Toks lengvutis, plonos medžiagos. Taip, dabar įsitempiau lygiai visus kampus ir reikia prisitvirtinti šitą kampą ir vidurinį kampą pabandyti. Kas gerai, kad daug tvirtinimo taškų yra. Taip, dabar dar reikės virvės. Ir jau kai turim 3 taškus, priešingą vidurinį turim kelt. Prasineriam. Tokį. Ir dabar traukiam link čia. Maždaug aukštį pasiimam, kad būtų ir apačiai gana kraštai, bet aukščiau daugiau vietos bus. Ir ką, turim uždarą tentą, čia dar galima kabinti kampą, sakykim, už tą paties. Čia va, jeigu norim plačiau, prie medžio galim tvirtinti. Dar vidurinį. Šitą pabandysiu iš tos pusės, patrauk daugiau vietos bus. Tada galima taip nusimest, tą laužą kūrenam. Čia, aišku, būtų lygiau, dar būtų geriau, bet kilimėlį įsitiesi bus. Miegmaišis bus labai gerai. Žodžiu, paprastai ir labai gerai bus. Meškai spastus darysiu. O tai vaikšta čia paskutinį metu aplink po kameram, gal nesugalvos ateit man čia naktį. Miško fonas. Va taip gal. O čia dabar gerai įsitempė. Jeigu lytų ar vėjas, manau, laikės. Vietos tikrai nemažai. Čia va naktį, jeigu reikia, užsitvirtino, jeigu lytų ar vėjas. O kol laužas kūrenas, galima būtų atsidengus. Liuks. Viskas va kaip ponas. Ar lyja, ar sninga, ar vėjas.
Taip užsitraukiu. Čia apačiaus tvirtina į ką. Idealu. Po 10 jau noris ir pavalgys. Porą valandų kuičiuos gerų. Greitai palyginus. Ne iš rastelių ten pastogės dėliot. Pusę dienos mažiausiai. Tai greit užkandu ir varysiu paspiningaut, pakrantėm pavaikščiot, pabandyti. Oras pasakyti. Nei vėja šiandien. Čia retas atvejis man. Bet va taip iš vidaus. Vietas tikrai sočiai. Kaip palapiniai, žodžiu. Va, pilnai įsitiesęs dar čia. Čia jeigu nori, gali plačiau užsidengti. Užsitentuot, sakykim. Jeigu nori, pilnai gali užsidaryt. Varom žvejot. Čia tai šlaitai belio kokie. Bandysiu prieit, kur medžių mažiau. Toks takelis pakraščių žvėrių turbūt. Žvejybinė vieta kažkieno būtų. Va, koks geras krantas. Reikia pabandyti mažesnį užsidėti. Dabar visai tokį mini užsidėjau. Gal koks ešerys. O, skritulys kažkieno. Kažkur įsikabinęs. Išviniotas. Ne, nesitraukia. Tai paliekam tiesiog, radau ir tiek. Nelabai vietų tokių, kad užmest būtų galima paprastai. Bandysiu dar link kitos pusės parit. Ešerys iš paskos iki pat krantą sekė, tik tais jau iškelinėjau kirtimas. Nedidelis, bet vis tiek atsidariau. Nu, nekas vidury dienos su kibimais, kaip ir galvojau. Reiks gal vakare dar atvaryt pabandyt. Dabar eisiu malkų pasirinkt vakarą. Laiką kal turiu. Tas vienas ešeriukas ir dar vienas kibimas buvo. Bet toks neaiškus ir viskas. Užsimaskavęs beveik nematyt, kur ten yra kažkas. Čia. Jau malkų kaip beproti žiemai, tai tikrai nesidarysiu, pasidarau maistui, kad užtektų ir viskas. Nes čia galima užsilenkti su to malkam.
pailsėt kokį pusvalandį ir varyt toliau kažką veikt. Turbūt dar malkų pasirinksiu. Pasikraut malkų varysiu. Gerai, užtenka, manau, nepersistinkim šį kartą. Gana. Gerai, laiką yra. Varam dar ešerių paerzint. Pabandyt paieškot. Saulė, man atrodo, nepadeda. Per daug šviesa. Ir tai pabandžiau. Nulis. Absoliučiai. Tai pailsėjau biškį, kaip ir galvoju, reiktų kurt ugnį jau. Valgyt būtų visai neblogai. Nu, manau, turėtų užsidegt. Biški šlapokas. Po tokių dienų lietaus nesibaigiančią. Bet vis tiek turi įsikurt. Tai ką laužas įsikūrinėja, galim pradėti ruoštis šios dienos vakarienį. Tai turim lentutę, keptuvę, tokį reikalą, bulvių, vieną kiaušinį, aliejaus, grietinės, miltų ir indą. Bandysiu miške pasigamint bulvinius blynus. Nei kart nesu bandęs. Lauko sąlygom tai bus įdomu išbandyti, ar išeis ar neišeis, nežinau. Jeigu išeis, bus labai gerai. Tai pradėsim nuo fainiausių darbų. Nusilupt bulvių. Nu, su tokiu peiliu biški bulvė sumažės. Labai tikrai negražinsiu čia. Galėčiau, aišku, paprastai tos bulvės imti ir sumest žarijas, bet va, norisi išbandyti ir viskas. Nežinau, kiek tų bulvių reikia, bet turbūt kiek turiu, tiek ir sudėsiu visas. Tai kiek čia bus? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 bulvės. Nusilpam svogūnytę. Tadam! Tai per stambesnę aš tarkuoju. Kažkaip skanesni tokie gaunas. Kągi, bulvės sutarkuotas. Tarkuojam svogūną. Turėtų pasileisti, manau. O, kvepia skaniai.
Du tai tikrai. Jau atidėjau, agi pamiršau, kad druska ir pipirai dar nepagailim. Bandyt biškį atstumt. Kraštą paslikt žaryje. Gal nesprokšia tie akmenys. Karšta. Taip gal. Dar žaryje tiesiai po keptuvę. Privarysim. Oi, kad karšta čia. Neįmanoma būt. O. Bijau ir kamerą sukuriant. Nu, gal bus įkaitus, kaip galvojat. Kokį vieną pabandyt. Kas čia bus įdomu. Kad tik nepritrauktų. Kad tik nepritrauktų. Bet įkaitus normaliai. Šiaip tai kaip ir neblogas vaizdas. Nu, bus liuks, aš manau, gražiai kepa. Bet prakaitas bėga net. Blemba, žinokit, kvapas koks geras. Visos miškas kvepia. Blynais. Eikti savo. Šis gal biškį padegė. Liuksiškai. Aliejaus nepagailim. Vaikštų raudonas kaip burokas. Reikia biškį palauk, kol malkas nustos degt. Neįmanoma pabūt arti. Pasaka. Galima paragaut kokį vieną, kol kepa. Yeah. Nerealiai. Karšto. Bačiavo, suprantu. Ai, tu savo. Bomba. Galvos vos druskas dar dadėčiau. Tobulai. Ir kvepia kaip. Ai, su savo. Tokie gražuoliai, kad traškučiai. Varau viską įsiplausiu, žiūrėjau dabar. Ir gal dar kokių malkų parsitemsiu. Keletą ten pradeda. Greiteriokam su tokiu.
Gal ir bajeris, bet geriau apsidraust. Va tokį nakčiai susimečiau, nieką nepjauščiau. Jeigu reiks pastumsiu, galai dega. Turim po 9 jau. Taip atrodys mano naktinė rezidencija. Miške žiauriai greit temsta. Tai maždaug taip mano miegojimo guolis atrodo šiąnakt. Vietos daugiau nei sočiai. Laužas dar kūrenasi. Galima bus bandyti įsipatogint. Reiks persivilkt dar. Nu kas, šmurdekas telpa. Viskas liuks. Tai ką, šiandien ir viskas, draugai. Sunki diena buvo. Daug nuveikta. Noris ir pamiegot. 10:30. Jo. Gerai. Labanakt ir nepabėkit. Rytoj stengsiuos anksčiau atsikelt. Ir dar pabandysiu pažvejot. Apie kokį 6 planuoju. Sveiki išgyvenę naktį. Nu ir nešiltas rytas buvo. Išlindau apie 4. Miegmaišio džemperį įsidėjau net. Dabar po 5:05. Reikės jau išlyst. Sukurt laužą, manau. Naktį pramiegau, tik kaip užmuštas, nei jokių traškesių negirdėjau, nei jokių garsų, kai būna vis tiek kažkas tai naktį prikelinėja, tik tais apie 4. Jau pajaučiau, kad traukia per miegmaišį. Tokia drėgmė, tai jau nebe kažką buvo, sakau, reikia lyst greičiau. Lauk, bandysiu dabar laužą prasikurt greitam. Greičiau. Verda. Greit užvirė, gerai.
kažkas iš paskos vyjasi. Nedidelė žuvytė visai iš paskos plaukia. Susidomėjus. Kur didesni. Viskas, draugai, para miške užskaityta, tentas naujas išbandytas, blynai iškepti, tik tais su žvejyba šį kartą. Ne visai pasisekė, reiks kitam kartui rimčiau pasiruošti. O šį kartą gerai, geras laikas, išmiegota. Ryte biškį sušalta, tai kaip visuomet, dėkui, kas stebėt, kas paspaudžiat like, galit ir komentarą palikt, nesvarbu bet kokį, kad ir tašką padėkit, padeda video nenumirt pirmom valandom. Tai būsiu labai dėkingas ir susitinkam kituose video. Iki.